Artėjant šildymo sezonui vienas aktualiausių klausimų, kiek kainuos šildymas šiais metais ir kaip būtų galima sumažinti šildymo išlaidas. Šiuo metu populiarėja šilumos siurbliai oras vanduo. Tokie siurbliai leidžia efektyviai naudoti ore esančią energiją pastato ir vandens šildymui. Samsungas pirmieji Europoje sukūrė tokią sistemą šilumos siurblių, kurie su vienu išoriniu bloku gali ruošti ir šilumą, ir vėsinimą gaminti. Grįžus iš darbo, norint greitai pasišildyti patalpas, įjungus šią sistemą, pirmiausia yra užšildomas pakankamai greitai oriniu naudojant vidinį bloką, tai yra oras yra šildomas ir palaipsniui šiluma pradeda atsirasti ir grindyse. Šilumos siurblys oras vanduo nereikalauja daug priežiūros ir yra patogus naudoti. Palyginus su kieto kuro katilais, nereikia didelių investicijų į šildymo sistemą ir patalpų kuro sandėliavimui. Jeigu norima įsirengti kieto kuro modernę katilinę, tai niekaip neįmanoma jos sukomplektuoti pigiau negu 10 000 litų. Tai šiuo atveju šilumos siurbliai jau yra ištobulinta yra technologija, tikrai yra konkurencinga kaina ir tai jau tampa nebe vieno ar dviejų klientų tik tai pasirinkimas, bet tai tampa vis dažniau tiesiog paprastam klientui reali alternatyva. Šilumos siurbliai oras vanduo net iki 75% šilumos energijos gauna nemokamai iš aplinkos oro, kuri šilumos siurblio pagalba perduodama į vandenį. Šiuo atveju esame katilinėje ir, kaip matote, hidroblokas užima labai mažai vietos, tai yra atitinka tipinio dujinio katilo dydį. Čianais yra valdymas, vėlgi visi parametrai matomi čia, valdymas yra iš čia. Be to, kad šilumos siurblys oras vanduo puikiai paruošia šilumą jūsų namams ir vėsina jūsų patalpas, jis taip pat gali paruošti ir karštą vandenį. Šildymo sistemą oras vanduo galima pritaikyti ir jau esamai šildymo sistemai renovuoti. Didžiausias jos efektyvumas yra, kai šildymo sistemoje dominuoja grindinis šildymas. Netgi atpigus dujoms su šilumos siurbliu oras vanduo galima paruošti šilumą pigiau negu dujomis. Su 1 kWh elektros galima pagaminti iki 4, netgi iki 5 kWh šilumos. Valdymas yra distancinis pultelis, kurio tiesiog sėdint prie televizoriaus galima pareguliuoti 1 ar 2 laipsnius padidinti arba pamažinti temperatūrą. Šilumos siurblys nereikalauja daug vietos. Išorinę šilumos siurblio dalį galima pakabinti ant namo sienos arba pastatyti ant žemės. Lauke iš tikrųjų užtenka pastatyti tik tai vieną išorinį bloką, kurio dydis, kaip matot, metras ant metro. Ir jeigu lygintume su šilumos siurbliais geoterminio šildymo, tai čia jau yra didžiulis privalumas, kad nereikia jokių darbų, kurie gadintų eksterjerą, nereikia iškasinėti žemės, nereikia pertvarkyti viso savo kiemo. Darbus praktiškai galima atlikti per vieną dieną, tiesiog pastatomas išorinis blokas, pajungiama keletas vamzdžių ir lauke darbai yra baigti. Dauguma siūlomų šilumos siurblių šildo arba vandenį, arba orą. Šis šilumos siurblys sujungia abu šios būdus. Todėl patalpas galima šildyti daug pigiau ir efektyviau, o šilumos siurblį galima naudoti ir patalpų vėsinimui bei karšto vandens paruošimui.